mišiniukus dar. O čia man kuo trumpiau kalbėti, ne, kad nebūtų ilgai turbūt. Čia. Vaistinės kontrolinės analitinės laboratorijos tikslas yra, kad mūsų vaistinės produkcija būtų tik labai geros kokybės. Vaistinėje yra gaminami įvairios paskirties vaistai, tai akių lašai, tirpalai įvairūs, emulsijos, tinktūros įvairios. Taip pat gaminami serijinės gamybos vaistai, tepalai, kremai. Ir reikia, kad tie visi vaistai būtų tik tai geros kokybės. Ta atlieka mūsų kontrolinė analitinė laboratorija. Aprūpinta yra aparatūra, turime neblogą aparatūrą, spektrofotometrų, pH metrą, viskozimetrą ir eilę kitų prietaisų. Jinai yra aprūpinta geriau, kadangi laboratorija taip pat, jos paskirtis yra taip, nemoku kalbėti. Taip pat mūsų laboratorijoje atlieka praktiką farmacijos fakulteto studentai. Čia atlieka maždaug po 10-15 studentų, dėl to laboratorija turi būti gerai aprūpinta įvairia aparatūra. Stabdom. Vaistinė visada yra tikrinami akių lašai, vaistai vaikams, vaistai su stipriai veikiančiomis medžiagomis. Vaistinėje vaistai tikrinami pagal iš anksto paruoštas metodikas, o jeigu tokių metodikų neturime, tai tikriname pagal greitai paruoštas metodikas, kad būtų vis tiek atliekama tų vaistų analizė. Vaistų gamyboje žaliavos yra gaunamos iš patikimų tiekėjų ir jų kokybė tikrinama, jeigu suabejojama dėl jų kokybės. Taip pat visą laiką vaistinėje yra tikrinamas išgrynintas vanduo iš kiekvieno destiliatoriaus ir žiūrime, ar jis atitinka kokybę. Apie tą vaistinę pradėti man. Jo, pradėkit. Kaip jau minėjau, mūsų laboratorijos tikslas, kad iš vaistinės produkcija būtų išleidžiama tik tai geros kokybės. Ir mes savo turimas žinias perdodam farmacijos fakulteto studentams, kurie čia atlieka praktiką nuo rudens iki pavasario. O vasaros metu atvyksta praktikuotis užsienio studentai. Čia, tiesiog, kad kaip žmonėm parodyt, kas vyks.
greičiau. Vaizdus rodykit šitos preparatų. Sekantį. Aš pagrindinę norėčiau, kad būtų Tai šitie, rodykit žinokit, vazaliai, kad čia vat galima pasirinkti tada. Krepšelį. Ir matau, užsakė. Mūsų vaistinė turi savo internetinį puslapį www.univaistinė.lt. Tai yra, kaip mes vadinam, internetinė oficina. Čia žmonėms yra suteikiama informacija apie mūsų gaminamus produktus, apie alopatinius vaistus, apie homeopatinius vaistus, apie kosmetiką, fasuojamą kosmetiką, fasuojamas arbatas pavienes, gaminamus arbatžolių mišinius. Žmonėms yra pakankamai patogu, nes informacija pateikta aiškiai. Jie gali pasirinkti pristatymo būdą, tai ar nori į namus, į darbovietę, ar atsimti kažkuriam iš mūsų filialų. Mokėjimas irgi gali būti bankininkystę naudojantis arba mokant grynais atsimant atitinkamas prekes. Nežinau, pastebėjau, kad nepastebėjau. Tęskit toliau. Į mane žiūrėdama, į kamerą žiūrėdama. Ne, dabar jau pamiršau, ką norėjau sakyti. Matom, kad mūsų pardavimų sistema yra tikrai pakankamai patogi žmonėm, nes užsakymus... nežinau. Ne? Žinai, universitetas. Sakau, mes tampam čia tos autobijos administratorių. Tai... nu jau, žinai, jie tėvas. Mes šiuo metu esame pastato viduje, kuriame yra įsikūrę farmacijos fakulteto katedros, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto mokslinės laboratorijos ir taip pat universiteto vaistinė. Universiteto vaistinės pagrindinės tikslas ir užduotis, jos paskirtis yra studentų, farmacijos fakulteto studentų praktinių įgūdžių, pačių pirmųjų praktinių įgūdžių suformavimas, tam, kad jie išėję į gyvenimą kaip specialistai galėtų drąsiau jaustis dirbdami vaistinėse. Todėl universiteto vaistinė dirba realiomis sąlygomis. Tai yra ji tiekia, parduoda mažmeninio platinimu užsiima, gamina vaistus ir tą jūs pamatysite toliau mūsų filmuotoje medžiagoje, kai pristatinėsime mūsų skyrius, mūsų darbuotojus, pakalbėsime apie jų funkcijas. Todėl prašau paskui mane į ekskursiją po universiteto vaistinę. Esame vaistinės oficinoje, kur vaistininkai susitinka tiesiogiai su mūsų klientais, pacientais, ateinančiais įsigyti vaistų. Mūsų vaistinė aptarnauja Kauno miesto gyventojus, kurie tiesiogiai atranda mus. Taip pat mums pateikia užsakymus ir visos Lietuvos gyventojai, nes mūsų vaistinė turi teisę tiekti mūsų gamybos vaistus į kitoms vaistinėms. Pagrindinės kryptis, arba sritis tiksliau, mūsų veiklos yra tokios. Mes parduodame arba, kitaip sakant, platiname mažmeniškai pramoninės gamybos vaistus, taip kaip ir bet kuri visuomenės vaistinė kita. Tačiau taip pat didžiuojamės to, kad pas mus, mūsų vaistinė yra labai gerai išvystyta ir vaistų gamyba. Vaistų gamyba vėlgi turi savo
sritis mūsų vaistinėje. Mes gaminame vaistažolių mišinius, kurie yra gaminami geros gamybos sąlygomis, geros gamybos praktikos sąlygomis. Taip pat gaminame kosmetikos gaminius, emolientus pagrindinai, kurie irgi yra mūsų vaistinės jau įvaizdžio dalis, tai yra bazalio linija. Fasuojame kitų gamintojų kosmetikos gaminius į mažesnės pakuotės. Ta jūs pamatysite serijinės gamybos mūsų laboratorijoje ceche, kaip tas daroma. Didelė labai dalis mūsų gamybos yra vaistų gamyba pagal gydytojų išrašytus receptus arba gyventojų užsakytus vaistus savigydos tikslais. Ir tie vaistai vėlgi yra gaminami pas mus tiek ir įprastiniai gyventojams vaistai, tai yra, sakykime, ar tai būtų kažkokie tai milteliai, tepalai, tirpalai. Ir kita dalis vaistų yra gana didelė dalis, iš tikrųjų yra homeopatiniai vaistai, kurie irgi gaminami mūsų laboratorijoje ir taip pat yra tiekiami ir kitoms vaistinėms, ne tik tiesiog gyventojams čia parduodami. Visą tai jūs pamatysite mūsų laboratorijų cechų apžvalgose. Sekundę, kažkas blogai. Nefilmuoja. Tada to. Taigi esame Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinės serijinės gamybos skyriuje ir esame būtent pagrindinėje laboratorijoje, kurioje yra vykdoma mūsų linijos bazalis kosmetikos gaminiai. Ir šios patalpos yra ypatingos tuo, kad jos atitinka geros gamybos praktikos reikalavimus, kur yra labai keliamos didelės sąlygos būtent švarai. Ką mes stengiamės užtikrinti, tai yra turime savo atskirą personalą būtent patalpų valymui. Kiekvieną dieną yra valomi ir dezinfekuojami paviršiai. Taip pat visa mūsų produkcija yra notifikuota. Palaikymui švaros taip pat, kaip matote, mūsų personalas turi specialias aprangas, avalynę, privalo šiose patalpose dėvėti kepuraitės, veido kaukės, pirštinės bei rankoves. Ir turbūt viskas. Taigi, pirmasis gamybos etapas tai yra žaliavų svėrimas,
Pirmiausia, žaliavos yra atvežamos iš žaliavų sandėlių. Žaliavų sandėliuose žaliavos yra patikrinamos analitiko ir technologo, tik patvirtintas žaliavos galime gabenti į šią patalpą. Atgabentos žaliavos yra sveriamos, atsveriami visi reikiami kiekiai. Atgabentos žaliavos yra sveriamos štai čia. Visos pasvertos žaliavos toliau keliauja į pagrindinę patalpą, kurioje vyksta gamyba ir kuriame yra pagrindinis mūsų reaktorius. Sekantis etapas yra kremo gamyba. Gamyba vykdoma yra su šiuo aparatu, su šiuo reaktoriu. Pro šią angą yra sudedama žaliavos, uždaroma, sureguliuojama temperatūra ir kiti rodikliai, bei vykdoma gamyba. Šioje zonoje vyksta fasavimas kremo pagaminto. Jis atkeliauja pro šias duris pagamintas kremas, yra supilamas į šį fasavimo aparatą ir sufasuojamas į reikiamą tarą. Šios gamybos stadijos metu yra paimamas vienas mėginys analitikiai ir ji nusigabena jį į savo analitinę laboratoriją, kur yra tyriama būtent kokybė. Ir tik esant analitiko patvirtintai kokybei, kad atitinka visus kokybės reikalavimus, toliau yra etiketuojama. Toliau vykdomas etiketavimas, yra užklijuojamos tiek priekinės, tiek galinės etiketės. Ir patvirtintos su analitiko patvirtinimu ir su etiketuota produkcija yra gabenama į Bazalių sandėlį. Iš sandėlio visa jau produkcija patenka tiek į mūsų vaistinę, tiek ir į kitas vaistinės. Jau? Taip. Čia dabar matome mūsų produkciją, kuri yra patalpoje, taip vadinamoje produkcijos, pagamintos ką tik produkcijos karantino patalpa, kurį laiką prabūna dar čia mūsų pagaminti produktai, kol patvirtina jų kokybę, tai yra, kad jie atitinka reikalavimus kokybei mūsų analitinė laboratorija. Ir dabar pristatyčiau Jums smulkiau truputėlį apie pačią mūsų Bazalio produktų liniją. Bazalio produktus galime skirstyti į dvi didelės tokias dalis. Tai yra Bazalio produktai, gaminami pas mus Bazalio linijos produktai, sakykime, taip, yra dvejopi. Tai vienų produktų pagrindas, kaip, sakykime, Bazalis klinik arba tradicinis, pats pirmasis Bazalis, odos kremas, jų pagrindas yra mineraliniai aliejai, tai yra vazelino aliejai, ir tas pagrindas yra toks klasikinis emolientų pagrindas, kuris naudojamas odos ligų atvejais, įvairių funkcinių sutrikimų odos atvejais, tai suerzinimai, peršėjimai, nudegimai, kadangi mineraliniai aliejai absoliučiai neturi dirginamojo poveikio, todėl ir vaikams tinkamas tas yra kremas naudojamas ir patikrintas jo veikimas yra mūsų universiteto odos ligų klinikoje. Kita dalis Bazalio produktų, kurių formulės irgi yra sukurtos mūsų vaistinėje jau keletą metų, ir jau jie vėlgi įsitvirtinę Lietuvos rinkoje pakankamai gerai, tai yra Bazalio linijos produktai, kurių pagrindas yra natūralūs augaliniai aliejai. Tai Bazalis olive yra su alyvuogių aliejum, Bazalis aloe aliejaušio ekstraktą turintis, Bazalis kananga turintis kanango aliejaus, Bazalis lavanda ir kiti panašus gaminiai, kurie turi ir eterinių aliejų augalinių, iš augalinės žaliavos išskirtų ir pagal žmogaus skonį arba įpročius arba pomėgius tas
produktas yra atitinkamai įsigyjamas. Kita mūsų jau minėta jums gamybos sritis. Kita mūsų gamybos sritis yra gamintojų, kosmetikos gamintojų gaminių fasavimas, vėlgi geros gamybos praktikos sąlygomis mūsų serijinės gamybos ceche. Ir štai jūs matote čia produktus, kurie jau yra fasuoti mūsų vaistinėje. Jie yra santykinai brangus produktai, todėl į mažesnius kiekius išfasuotus mielai įsigyja mūsų vaistinės lankytojai. Daugiausia moteris naudoja šią kosmetiką, įvairiausių kitų gamintojų pabandymui, pasibandymui tiesiog, kaip kam tinka. Viskas jau. Pradedam. Kitas rytis mūsų gaminių tai yra įvairių kosmetikos gamintojų produktų fasavimas į mažesnės pakuotės mūsų serijinės gamybos ceche, geros gamybos praktikos sąlygose. Ir prasmė yra to fasavimo mažesnės pakuotės dėl to, kad žinoma, kosmetikos gaminiai yra santykinai brangus, didesnius kiekius įsigyti naujai pabandymui ne kiekvienas klientas nori, o mažesnius kiekius pabandyti vienos ar kitos panaudojimo srities kosmetikos gaminio mielai įsigyja mūsų vaistinėje ir taip pat kitose vaistinėse, į kurias mes siunčiam pagal užsakymus per tiekėjus šitą produkciją, todėl ganėtinai ta irgi sritis mums yra svarbi. Turime pagaminę taip pat vasaros rinkinį bazalio linijos. Tai jau mūsų žinomas ir labai populiarus bazalis klinik mineralinių aliejų pagrindu, tai drėkinamasis, emolientų atstovas ir taip pat naujiena bazalis turinti savo sudėtyje pantenolio, kurio pagrindas jau yra augaliniai aliejai, konkrečiai kokoso trigliceridų turintis augaliniai aliejai. Ir šis kremas jau yra naudojamas ir tinkamas naudoti esant suerzintai odai, nudegimams, nuo saulės esant, arba jautri odai, nuo maudynių, nuo karšto vandens ir panašiai. Todėl taip pat šitas rinkinys yra ganėtinai populiarus.